Taigi 15 metų, nes nieks neklausė. Mane padarė policininkė ir turėjau visą laiką saugoti ir ginti žmonės pačiose baisiausiose bylose. Uždyk. Tai vat aš ir sakau, kad širdies neina papirkti tokiuose bylose, kur vienas Dievas žino teisingumą ir visada akivaizdžiai 100% įsitikinęs, kuris žmogus savo taurę jau pragėjęs. Nes tai dviejų šalių tarptautinė teisė jau yra įstatymas, įrodomas, kad tas žmogus paliktas likimo valiai politinių kalinių kaip arabų vaikai. Turi 2 liudininkus International Law. Ir kai žydai fundamentalistai eina išvogti vaikus iš arabų ir motinos pasipriešina, areštuoja Vokietijoje, reiškia policininkas apsirėdė šitokie, žinai, fundamentalistai, kokie psichiatrai, gydytojai, kurie žino, kaip žmonės palaužti. Ir nufilmuoja tokius vaizdelius. Tiesa, Facebookas neatsako, ar ten tikri policininkai, ar netikri policininkai. Pasirodo, Facebookas gali būti subjektyvus ir objektyvus. Tai va tokie važiai aš sakau, ne fundamentalistam, ne žydam. Ne, kai susitarė teroristai su fundamentalistais savo vaikus atiduot, žydų sprogdinimams ateit vėl puola arabai. Arba kaip Ukrainoje save pribombinę, vėl juos puola rusai. O rusų eilė išguldė tam, kad tai ne mane žudyti, nes aš juos padarius adekvačiais kaltais, iškia žydų, supranti. Aš virtuali teisė, aš negaliu savęs išsižadėti, aš esu Danija prisagdinta ir Danija siekia liberalios, laisvos teisėtos nuomonės, kuri nebus suvaržyta įstatymais, kadangi Lietuva su Danija pasirašė KGB apie žydų viešinimą, nusikaltimų ir subjektyvių ir objektyvių dalykų chaoso teorijos viešinimą. Tai yra laisvė, liberali, o kalbėti iš tikrųjų, kas yra, o ne kas sumontuota ispaniškų filmų uždėjus pudros. Nes tai padarytas žmogus, ant kurio kuria durnius. Tai pasibaigęs pasaulis, nebegaliojantis silpnaprotystės kodas, nes tai tik Leipcige. Šitai silpnaprotystė serga, kai jau būna nurašyti, reiškia, mirties bausmiai. Kur? Anglijoje. Tai kaip mūsų Europa stipriai saugo pagonės. Teisingumu. Tik tai. Jokio kito asmeninio įtakos darimo kitai religijai. Žmonė neturi tokios teisės kito religiją. Žmogus turi teisę viešinti nusikaltimus tos religijos. Ir jeigu nebūtų ta religija šitaip terrorizuojama, jinai nebūtų netgi fundamentali.